Sveiki, čia Gintaras Akulevičius, internetinismarketingas.com. Šiandien aš noriu pasikalbėti apie tai, ko galima laukti iš šio treningo, kurį mes visi kartu dabar pradedame. Pirmiausia, dėkoju visiems, kurie sutiko dalyvauti apklausoje ir atsakė į klausimus. Tai naudinga ne tik man, bet ir jums. Turėjote retą progą trumpam sustoti ir pagalvoti apie tai, ko jūs norite, ko siekiate ir ką esate pasiryžęs dėl to padaryti. Tai buvo kaip ir tikslų iškelimo pratimas. Dabar noriu pasikalbėti apie tikslus, kuriuos aš jums siūlau. Noriu, kad jūs žinotumėte, ko nereikia tikėtis ir ko galima laukti iš šio treningo. Mūsų tikslas per ateinančius 3 mėnesius užsidirbti $1 arba litą, kas dirbs Lietuvoje. Kitaip sakant, padaryti vieną realų pardavimą internetu. Kodėl tik tiek? Todėl, kad pirmas mūsų tikslas yra ne suma, o pardavimo faktas. Tai būtina tam, kad išsklaidyti abejonės ir įsitikinti, jog tai veikia ne tik kažkam, bet ir jums. Antra, nenoriu, kad jūs nuo pat pirmos dienos svaigtumėte milijonais. Lygiai taip pat nenoriu, kad jūs gaištumėte savo laiką visokiams, atsiprašant, uždarbiams po 0,1 cento už paspaudimą ar panašiai. Pernelyg didelis susižavėjimas milijonais, o taip pat ir centais, yra žalingi jūsų smegenims ir jūsų kišeniai. Tie, kurie nori užsidirbti labai daug ir greitai, kai neuždirba, o jie niekada neuždirba, kadangi pradeda ne iš to galo, galiausiai nusivylę viską metą. Tie, kurie užsima centais, irgi galiausiai viską meta, nes kiekgi galima žaisti su centais. Laikas juk eina. Tai yra rimta problema ir aš noriu ją pašalinti iš karto. Nėra jokio stebuklo. Sėkmės laidas, ne triukai ir neatsitiktinumai, o kryptingas darbas kiekvieną mielą dieną. Vienas tikras $1 per 3 mėnesius nėra lengva užduotis. Bet kai jūs įsisavinsite schemą, visą šitą darbą ateityje jūs padarysite per kelias dienas. Viskas, ką mes čia darysime, tai testuosime nišas. Todėl, kad tai yra pagrindų pagrindas. Mūsų tikslas – padėti pamatus jūsų būsimam verslui internete ir galbūt įsitvirtinti pasirinktoje nišoje. Sakau galbūt, kadangi užbaigę šį kursą, turėsite įvertinti rezultatus ir priimti sprendimą, ar verta tęsti savo pastangas šioje nišoje, ar laikas ieškoti kitos. Mes čia dirbsime ne tam, kad po 3 mėnesių pabėgtume pabrukę uodegas. Mūsų tikslas yra minimalus, tačiau realus. Dabar jums turėtų iškilti teisėtas klausimas. Kodėl aš tai darau? Nesu filantropas, kuris nežino, ką veikti su savo laisvalaikiu ir dalinantis labdarą. Tai yra biznis. Ir tai, ką aš čia darau, taip pat yra internetinis marketingas. Radau laisvą nišą Lietuvoje ir nusprendžiau ją užimti. Aš jums pasiūlysiu kai kurias priemonės, kurias naudoju savo darbe, ir tuo atveju, jeigu tai būtų mokami servisai, aš gaučiau affiliate dalį iš pardavėjo, tuo atveju, jeigu kažkas iš studentų nuspręstų tuos servisus įsigyti. Jeigu kažkam iškiltų klausimų, kodėl aš siūlau tą, o ne kitą produktą, kadangi pas Antaną ar Petrą yra pigiau. Tai pakartosiu dar kartą. Aš siūlysiu tik tai, ką naudoju pats. O pats naudoju tik tai, kas mano nuomonė yra geriausia arba yra geriausių produktų lygio, jeigu tokių produktų ar paslaugų yra daugiau. Dabar pagalvokite apie vieną dalyką. Jeigu nuspręstumėte tapti žemdirbiu, ar pradėtumėte kasti visus savo dirvonus kastuvu, konkurentai, kurie turi traktorius, jūs suvalgytų labai greitai. Internetinėme marketinge yra tas pats. Jūs tikrai nesate vienintelis, anei pats pirmas, kuris tuo užsiėmė. Todėl, jeigu norite dirbti sėkmingai, turite orientuotis į tai, kas yra geriausia. Pirmas žingsnis apsprendžia tai, į kokį lygmenį jūs save pastatysite ateityje. Pradėjus ir įpratus dirbti neefektyviai, paskui būna labai sunku, o dažnam netgi neįmanoma persilaužti. Mūsų tikslas yra nedirbti daugiau, o dirbti protingiau.
Vieninteliai mokami produktai ir servisai, kurių mums prireiks, yra domenas ir hostingas. Visos kitos priemonės bus prieinamos nemokamai. Mokamiems produktams mes turėsime pakankamai ilgą bandomąjį periodą, daugiau negu pakankamą mūsų projektui. Aš pasiūlysiu savo hostingą. Jūsų valia pasirinkti tokį, kuris jums patinka. Jeigu rinksitės mano, aš gausiu kompensaciją. Jeigu jūs jau turite hostingą arba norėsite pasirinkti kitą, jokių problemų. Dabar noriu pasakyti apie garantijas. Aš garantuoju galimybę, bet ne rezultatą. Tai skirtingi dalykai. Jeigu žmogui duodi 1000 litų, tai tik suteikia galimybę, bet negarantuoja, kad jis prisipirks knygų ir taps labai protingas. Galbūt jis tuos pinigus paprasčiausiai pragers. Arba pames. Aš negaliu garantuoti, kad jūs uždirbsite $1, arba kad jūs gausite pirmą poziciją Google paieškos rezultatuose. Tai priklauso ne nuo manęs. Aš nesu iš tų, kurie sako, duok man $10 ir aš tau garantuoju $10,000 pelno. Aš nežinau, kokiose rinkose jūs nuspręsite dirbti ir aš nepažįstu jūsų asmeniškai. Viskas, ką aš galiu, tai parodyti procesą, kaip tai yra daroma. Ir jau pats procesas, žinios įgytos proceso metu, jau yra kažkas, kas turi vertę. Mes čia mokysimės dirbti internete ir tikėkimės, kad galbūt uždirbsime jau mokslų eigoje. Jūs išmoksite tirti rinkas, nepriklausomai nuo to, ar jos bus Lietuvoje, Rusijoje, Amerikoje ar Indijoje. Dabar jums pirmoji užduotis. Sustabdykite šį video ir atsidarykite savo interneto naršyklę. Įveskite į paiešką interneto rinkų tyrimai ir pasižiūrėkite keletą svetainių turinčių pirmasias pozicijas paieškos rezultatuose. Sustabdykite video dabar. Pirmin, prie darbo. Sveiki sugrįžę. Kągi, gerai. Štai jums faktai. Kiek kainuoja toks tyrimas Lietuvoje? Ir atkreipkite dėmesį į tai, kokia yra konkurencija šioje srityje Lietuvoje. Jūs išmoksite padaryti tokius darbus per keliasdešimt minučių, arba blogiausiu atveju per kelias valandas. Ir jums tai nekainuos nei cento. Tam, kad atlikti rinkos tyrimą, nereikalingas nei domenas, nei hostingas. Visa tai mūsų laukia pirmąją savaitę. Ir dar noriu pasakyti dėl tolimesnių investicijų. Naujokams siūlyčiau susilaikyti nuo bet kokių papildomų išlaidų, bent jau iki tol, kol uždirbsite internete realių pinigų. Tie, kurie jau yra ragavę internetinio uždarbio skonį ir jaučiasi tvirčiau, gali investuoti, bet tai jums spręsti. Aš esu prieš didelės pradinės investicijas, kadangi mano nuomonė, investuoti reikia į tai, ką žinai. Kol nežinai, tai bus ne investicija, o loterija. Bet kokias rimtesnės investicijas siūlyčiau daryti tik iš pelno. Kai įsitikinsite, kad sistema veikia ir duoda pajamas, tada galėsite ieškoti būdų, kaip tas pajamas padidinti ir galėsite sau leisti eksperimentuoti. Iš jūsų pusės nėra ir negali būti jokių įsipareigojimų. Jeigu kam nors kiltų kokių nors problemų, ar praeitų noras mokytis, bet kuriuo momentu galima pasitraukti. Pakanka viename iš gautų laiškų paspausti nuorodą, atsisakyti laiškų. Taigi, iš jūsų pusės jokių įsipareigojimų. Jūs nieko neprivalote pirkti. Vieno dalyko vis dėlto norėčiau paprašyti. Jeigu jums pasiseks, pasidalinkite savo sėkmės istoriją viešai ir parašykite, kur viso to išmokote. Taip jūs padarysite gerą darbą man už tai, ką aš padarysiu dėl jūsų. Bet pasikartosiu dar kartą. Jokių įsipareigojimų iš jūsų pusės. Tai jūsų ir tik jūsų asmeninis reikalas. Ir galiu užtikrinti vieną dalyką. Jūsų darbas nepražus. Tai reikia vykdyti instrukcijas ir pabaigoje jūs turėsite mažiausiai 3 būdus, kaip gauti pinigų už tai, ką padarėte. O dabar geriausia pamoka, kurią jūs gausite per visus šiuos 3 mėnesius. Kiekvieną dieną atsisėskite prie kompiuterio ir 30 minučių darykite tos dienos darbus. Sėkmės laidas ne milžiniški žingsniai, bet pastovus žingsniai. Ir vieną dieną viskas pasikeis. Jūs išsiugdysite įpročius,
kurie būtini sėkmiai pasiekti. Dirbsime taip. 7 darbo dienos, 7 laisvos dienos. Ir vėl iš pradžių. Per 7 laisvadienius priimsiu klausimus susijusius su medžiaga, apie kurią mes būsime kalbėję per pastarąsias 7 dienas. Padarysime kažką panašaus į webinarą. Visą tai bus galima padaryti dalyvių zonoje mano bloge. O dabar ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad klausėte ir iki rytojaus.